Pirmą noriu padėkoti Geležinio Vilko komandai. Matant, kaip stipriai jų jaunimas auga ir tobulėja, tiesiog džiaugiasi širdis, kadangi mes turim jau ateityje Lietuvos regbio rinktinėje naujų vėjų ir iš ne tik tai nusistovėjusių komandų kaip Baltraks ar Vairas, jau matom ir Geležinio Vilko jaunimas stipriai stebėsi, labai geras ir kokybiškas atliktas darbas trenerių kolektyvo. Tai šiandieną mes atvažiavom tikrai kautis, pusę lūpos kalbėjom, kad reikia laimėti ir reikia tikrai pabandyti išsinešti pergalę, bet žinant Geležinį Vilką ir matant pernai metų varžybas, kada krito čia ir lyderiai, top 4 komandos krito čia, tai mes žinom, kad tikrai bus sunku laimėti prieš juos jų namuose, plus degė jam kraujas už revanšą pernai metais, kada jie pas mus stipriai pralaimėjo, tai visi kreditai jiem, o mes tiesiog, tikrai neįmanoma yra laimėti varžybų, kada aš tikrai, kaip sakyti, su visų mandagumu ir su visa atsakomybė tikrai niekada nekritikuoju teisėjų, bet taip baisiai mus bausti. Aišku, ir mes tikrai daug klaidų darėm, bet kitais momentais tikrai labai sudėtinga yra suprasti tuos sprendimus. Bet aišku, laimėti varžybas su 3 geltonom ir su galybė kortelių, galybė baudų, tai mes, sakykim, taip dar gerai, kad išnešėm ant lygiųjų. Nes realiai tai mes čia turėjom pralošti vieną kasą. Tai ačiū dar kartą Geležinio Vilko komandai, ačiū mano komandos vyrams, laukia dar tikrai 3 labai stiprios komandos, tai bandysim tvarkytis, analizuotis ir pareiti dar stipresnį aikštę. Aišku, pažiūrėsim vaizdo medžiagą, bet dabar iš karto ant emocijų, tai labai nusivylę esam šiandienos pasirodymu. Pagrindiniai momentai buvo tai visiškai prarasta kontaktinė kova, labai daug kartų praradom kamuolį grynai kontakte ant žemės, net nežinau, ko gero kokį 10, tai dėl to neturėjom tęstinumo. Kamuolio turėjom nemažai, bet neturėjom tęstinumo, labai daug kartų praradom kamuolį ten, kur turėjom jį išlaikyti ir dėl to tų taškų tiek mažai ir pelnėm. Priešininkas žaidė šiandien neblogai, sveikinimai jiem. Aišku, abi komandos nepasiekė ko gero tikslo, kurį norėjo šiandieną, bet turim labai daug kur padirbėti kitą savaitę ir tikėkimės kitą savaitę sužaisim geriau. 17. Thank you, everybody.